Labą dieną. Šiandien turim 120 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjom kalbėti apie Austriją, Vengriją ir Balkanų tautas. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie nacionalinį judėjimą ir autonomijos siekį. Taigi, sekdami Vengrijos pavyzdžiu, plačios autonomijos, būdami Austrijos sudėtyje, reikalavo čekai. 1871 metais buvo parengtas planas sukurti trilypę monarchiją. Tai yra, Čekijai suteikti tokias pačias teises, kaip ir Vengrijai. Pranciškus Juozapas I turėjo būti karūnuotas Čekijos karaliumi. Tačiau šį planą įgyvendinti sutrukdė vokiečiai, gyvenę Čekijos teritorijoje. Jie bijojo prarasti savo vyraujančią padėtį ir nuogąstavo, kad po čekų kitos tautos pareikalaus nepriklausomybės. Todėl imperatorius buvo priverstas atsisakyti planų suteikti čekams autonomiją. Čekams buvo suteikta tik teisė turėti daugiau savo atstovų Austrijos parlamente. Greta vokiečių kalbos valstybinė buvo pripažinta ir čekų kalba. Galicijoje privilegijuotą padėtį užėmė lenkai. Jie turėjo nemažą autonomiją, ypač švietimo sistemoje. Galicijos ukrainiečiams tokių teisių nebuvo suteikta. Pietinėje Austrijos dalyje privilegijuotą padėtį užėmė slovėnai, o italų mažumos teisės priešingai buvo varžomos. Vengrijoje buvo vykdoma griežta nacionalinė politika ir stengiamasi nutautinti kitas mažumas. Nors didžiausiai tautiniai mažumai kroatams buvo suteikta autonomija, tačiau nutautinimo pastangos sukėlė jų pasipriešinimą. Taip kroatai ėmė vis labiau siekti susijungti su serbais, prasidėjo judėjimas už visų pietų slavų susivienijimą. Tačiau ne viena iš Austrijos-Vengrijos imperijoje gyvenusių tautų XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje nesiekė visiškos nepriklausomybės. Buvo kuriami planai ir reikalaujama, kad ši valstybė taptų lygiateisių tautų sąjunga, vadovaujant Habsburgams. Austrija-Vengrija turėjo tik siaurą išėjimą prie Adrijos jūros. Todėl buvo baiminamasi, kad pietų slavų tautoms pareikalavus nepriklausomybės, Austrija prarastų uostus. Dėl šios priežasties kilo konfliktas su Serbija, siekusia vienyti pietų slavų tautas. Apie nepriklausomų valstybių Balkanuose susikūrimą. XIX amžiaus pradžioje nepriklausomybę nuo Turkijos imperijos išsikovojo graikai. Po išsivaduojamojo karo 1821–1829 metais Graikijos nepriklausomybę pripažino vakarų šalys. Tapusi nepriklausoma,
Graikijos karalystė siekė suvienyti visas istorines graikų žemes, visų pirma Makedoniją ir Kretos salą. Dėl to Graikija įsitraukė į nuolatinius karus su Turkija. Kelis šimtus metų turkų pavergta Serbija XIX amžiaus pradžioje išsikovojo autonomiją. 1878 metais Berlyno kongrese, surengtame po Rusijos ir Turkijos karo, aptarta Balkanų ateitis. Serbija pasiekė visišką nepriklausomybę ir pasiskelbė karalystę. Padedant Rusijai, Bulgarija 1878 metais nugalėjo Turkiją ir paskelbė nepriklausomybę, tačiau jai teko susidurti su Rusijos mėginimais įsigalėti šioje jaunoje valstybėje. 1885–1887 metais kilus konfliktui su Rusija, Bulgarija paramos susilaukė iš Austrijos-Vengrijos. Rumunijos valstybė buvo sukurta po Krymo karo 1858 metais. Paryžiaus kongrese vakarų šalys garantavo Rumunijos autonomiją Turkijos imperijos sudėtyje. Tik po 20 metų 1878 metais Berlyno kongrese Rumunijai buvo suteikta visiška nepriklausomybė. Rumunija tapo karalystė. Taip iki Pirmojo pasaulinio karo Balkanuose susikūrė daug nepriklausomų valstybių. Tarp jų dominavo Serbija, raginusi susijungti į sąjungą pietų slavų tautas, skatinusi jas atsiskirti nuo Austrijos-Vengrijos imperijos. Klausimai ir užduotys. Pirma. Trumpai papasakokite apie nacionalinį judėjimą ir autonomijos siekius. Kodėl nė viena Austrijos-Vengrijos imperijoje gyvenusių tautų XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje nesiekė visiškos nepriklausomybės? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra. Trumpai papasakokite apie nepriklausomų valstybių Balkanuose susikūrimą. Kokios nepriklausomos valstybės XIX amžiui susikūrė Balkanuose? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.